Už idėją iš viso širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Sveiki visi Lietuvoje dar likę patriotai. Šiandien varom už Lietuvą, karavanas varo į Prienus ir Birštoną. Ir šiuo metu mes kertame Via Baltica. Tikiuosi viskas pasibaigs saugiai. Ačiū Dievui, kad mus lydi. O čia kam treniruojasi varžybos gal kokios bus? Aišiai. Galiu prisidėti. Aišku. Gerai. Pavarom. Šalia mane stovi Onaičių šeima. Juos lydi 2 riteriai pusbroliai. Tai yra mūsų žaidėjai iš Kazlų Rūdos. Ir sakykit tiesiog, kaip sugalvojate tapti žaidėjais? Vakar pasitikom dviračiais prie Kazlų Rūdos savivaldybės ir parlydėjom į Kazlų Rūdą, užsiregistravom ir lydim toliau. Tai čia kaip virusas plinta. Einam, varom, greičiau. Tikslas, ryžtas ir galia, Lietuva, mes už tave! Lietuvai verta. Aš Sabonis, Marčiulionis, tokį dievę mano, tokį, kad ir Chomičių paimti. Visi tokie buvo geri žaidėjai. Kurtinaitis, Jovaiša dabar visi. Labai domėjausi, labai. Kaune kaip gyvenom, tai Jėzus Marija, nepraleisdavau beveik tų rungtynių. O prie televizoriaus ekranų tai jau čia vos viduris nepaleisdavau. Kągi, Birštonas pasitiko mus ne tik svetingai, bet ir sveikatingai. Mūsų kamuoliu buvo kuo puikiausiai pasirūpinta Tulpės sanatorijoje gydykloje, kur jam buvo atliktos įvairiausios procedūros, masažai. Jis atsipalaidavo ir dabar yra pasiruošęs tęsti karavaną. Aš noriu pasakyti, nors šį kamuolį nuo damų buvo labai sunku atitraukti, čia masažavo visą naktį, bet galų gale mes su Aiste irgi prisiprašėm šiokio tokio masažo, tai pailsėjom šiaip ne taip ir galim tęsti savo dar poros tūkstančių kilometrų kelionę. Varome už Lietuvą! Už idėją iš viso širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Kad dievulis Lietuvą palaikytų.